Sveiki, Algirdai. Žinau, kad ką tik grįžot iš Londono, kur buvot susitikime su sėkmingais pasaulio žmonėm, tokiais kaip Richardas Bransonas, Anthony Robinsonas. Ir kaip įspūdžiai ką tik grįžot iš Londono? Na, sakyčiau, wow. Jo, nes šiaip aš kiekvienas mes kažkur važiuoju po pasaulį, bet šitas renginys, na, viršijo mano visus lūkesčius, nes pirmiausiai, aš suprantu, kad visas pasaulis vis daugiau ir daugiau domisi tokiu dalyku kaip sėkmė. Ir ten buvo apie 10 000 žmonių iš skirtingų šalių ir ypatingai įdomu tai, kad susijungė tas, reiškia, sėkmės mokymas kartu su pakvietimu žmonių, kurie pasiekė išskirtinės sėkmės, kur Richardas Bransonas, tie milijardieriai. Tai vat buvo labai įdomu pasitikrinti ir iš tikrųjų tai, ką sako, sėkmės teorija atitinka sėkmės praktiką. Supratau, tai vat. Ir kaip, ar atitinka, jūs žmonės mokote tada atkaklumą. Aš, pavyzdžiui, žinau kaip atkaklumą trenerių. Tai ką sako tie pasaulio sėkmingieji? Ar jie kalba? Na tai... Visi labai nori sėkmės labai greitai. Tai viskas yra sėkmė. Pinigų labai greitai buvo. Bet kai buvo užduoti klausimai milijardieriams, tai ne vienas šių nepasakė, kad pinigai tai yra kažkas greitai, to, kad sėkmė tai yra greitai. Visi sakė, kad jų kelyje link sėkmės, na, iš tikrųjų, jie turėjo nepaprastai daug problemų. Pavyzdžiui, Bransonas, tai atrodo, jau milijardierius, jau visas pasaulis jau turėtų jų pasitikėti. Bankai jam, kaip taisyklė, neduoda jokių paskolų. Nori, netoks buvo geras pavyzdys, jisai turi lėktuvų kompaniją ir nutarė pirmas pasaulyje į ekonomų klasę įdėtos televizoriukus. Tam reikia 50 milijonų. Jisai turi milijardus. Ateina į banką, sako, man reikia tokio dalyko. Neduoda. Ir viską, kai jisai daro, sako, aš kiekvieną dieną kovoju su to, kad man kažkas kažko neduoda. Nu tai ką, teko tada įsigyti 50 lėktuvų, tiems, tam, kad gauti lėktuvus, gauti milijardus paskolos, bet su sutartim, kad į tos lėktuvus jau būtų įmontuoti, reiškia, televizoriai. Tai iš tikrųjų, jeigu pasiklausyti jų, tai toks jau, kad jie iš tikrųjų tik tai ir daro, kad kovoja su sunkumais. Tai mano bilisium tai yra vadinasi atkaklumas. Nebuvo nei vieno žmogaus, ten buvo labai iš skirtingų sričių, iš nekilnojamų turtų, iš internetinių verslų, iš eBay tenais, iš Forexų. Ir visi iš šalies paskui tik apie savo nuolatinės nesėkmės istorijas. Bet aišku, jos galų gale baigėsi nusėkmingai. Tai aš dar tai įsitikinau, kad na, tai nėra teorija, tai yra praktika. Nori būti išskirtinai sėkmingas, tu būti išskirtinai atkaklus. Tai reiškia, jeigu nori būti sėkmingas, turi pirmas nugalėti daug nesėkmių ir tada gali... Taip, bet dar įdomiausia, kai man patiko labai jų požiūris. Pavyzdžiui, Richardas Bransonas, jam dabar, na, žinot, pas mus gal mažesnės problemos, pas jį dabar jisai nori tą Virgin Galactic pradėti nuplėti. NASA tenais shuttle programų uždarė, reiškia, nu, visas pasaulis visų taip skeptiškiau žiūri į reiškia, į tą kosminį turizmą. O vis daugiau problemų, o jisai su tokiu entuziazmu, toks jau, kad jisai, nu, tik to ir laukia. Kada dar problemų, kada dar pasaulis suabijos, kada, nes man patiko jų požiūris. Tačiau, jeigu mes tik nereikia tų problemų, tik nereikia tų sunkumų, o jie tiesiog atkiunta. Richardas Bransonas, wow, dar viena problema, ateik čia. Tai aš įsivaizduoju, kad tai yra atkaklumas ir dar toks požiūris į tą sunkumą, kaip ir labai tokį gerą žaidimo elementą. Aišku, tai jūs sakot, Bransonas dabar nori padaryti Virgin Galactic, skraidinti žmonės į kosmosą. Jo. Turi tokie. Bet aš kaip saviugdos mokyklos savininkas, aš dažnai susiduriu su žmonėm, kad jie sako, vat įsikelia ambicingus tikslus, ane, ir oi, tam vis, svajoja. Jo sunku pasiekti. Vat, ką komentuojate žmonės apie tos ambicingus tikslus, kurie, atrodo nerealūs? Jo, įdomas, vat, Richardo Bransono paklausim, reiškia, o kaip jisai priima sprendimus? Ir iš karto atsakymas. Nė vienu sprendimu nebuvo priėmęs apskaičiavimo būdu. Nes visi mano projektai turėjo būti finansiškai neatsiperkantis. Visi crazy. Pradėjo nuo to, kai jisai plokštelės gamino, po to, reiškia, perėjo į avialinijas. Na, visiškai paprastas protas, negali nustatyti, arba jeigu paanalizuoti, tai tikrai nesąmonė. Bet visi jo sprendimai buvo iš čia. Jisai sako, aš savęs klausiu, kaip, ar tai žiūrėtųsi gerai, ar pasaulis būtų šiek tiek geresnis, ar mane tą veža idėja. Ir jeigu taip, viską, ką reikia, tiesiog ieškoti resursų. Ta patį sakė Anthony Robinson, ta patį sakė kitas milijardierius, kuris
Jie sako vieną įdomų dalyką, kad problema žmonių, kurie užsibrėžia tikslus ir jų nepasiekia, jie tiesiog nesugeba pritraukti resursų. Ir sugebėjimas pritraukti resursų į savo gyvenimą yra pats didžiausias, svariausias dalykas. Nes tu negali vien tik savo, reiškia, užsispyrimų, savo norų pasiekti tikslų, jeigu jisai kažkokį skirtinį ambicijų. Prieš tu turi pritraukti. Reikia žmonių, pritraukia žmonių. Reikia pinigų, pritraukia žmonių. Taip vėl, aš galvoju, kad žmonės galbūt užsibrėžia per daug ambicingus tikslus, bet pamiršta pasirūpinti resursais. Tai ką čia tam ir yra skirtumas tarp atkaklumo ir įkyrumo? Jo, nes lygiai taip pat ir vienas ir kitas darė klaidas, pavyzdžiui, Richardo Bransono didžiausia klaida, kai jisai metė iššūkį Coca-Cola ir nutarė sukurti Virgin Cola ir sako, iš tikrųjų laikų pasitraukiau, nes tai buvo visiškai, negeras sumanymas. Ir daugelis iš jų sugebėdavo atsitraukti laiku. Tai irgi viena iš atkaklumo sugebėjimų, kuris ir skiria nuo to užsispyrimo. Vailas susimė, darau tą patį ir kiekvieną kartą tikiuosi vis naujų rezultatų. Ne, daug kartų atsitraukimas, daug kartų, bet atsitraukiu ties būdų, kaip aš tai siekiu, bet neatsitraukiu nuo to tikslo. Tai fantastika. Tai ir toks jau, kad tikrai nieko ypatingo atrodo. Protas tas pats, viskas, bet tas užsispyrimas, nukreiptas į tą tikslą, tiesiog pasiduoda. Richardo Bransono, man atrodo, jam šis nereikia, nei vargsi, nusišypsiu, pats resursą ateina. Nu ką, ačiū, o ką galėtumėt palinkėti Saviugdos mokyklos lankytojams? Jo, aš galvoju, kokia nauda aplamai nuo tokių išvažiavimų ir nuo seminarų. Aš galvoju, ir ypač ko lietuvaičiams toks. Buvo, tarp kitų, apie virš 100 iš Lietuvos žmonių. Ir aš stebėjau, kaip jie elgėsi. Daugelis lietuvaičių, kai visi šokinėja, džiaugiasi, kaip jie tai džiaugiasi. Teisingai, wow, davai pasilinksminti. Jie tokie susikaustė, tokiuose savo gal tokie. Ir tik į 3 dieną jau daugelis sako, atsikračiau savo turėjimų, nes lietuviai dažniausiai, žinau, kai mes mažoj šaly gyvenam, tai toks požiūris, atrodo, pasaulis toks. Tas labai visiems rekomenduoju žiūrėti plačiau, išėti iš savo rėmų, pasižiūrėti, kad mes esam tokiame globaliam pasaulyje, kur viskas jau nėra tokia, kad Lietuvos rinka. Žiūrėkit, lietuvis gali nuvažiuoti į Angliją, pasikalbėti su milijardieriu. Kada tai čia pat gali nuskristi į kosmosą. Mes turime išėti iš turėjimų, mes turime išėti iš savo dėžutės. Ir tada mes suprasim, kad resursų mūsų tiems tikslams pasiekti yra žymiai daugiau. Jeigu tu negauni pas kaimyną, bankė negauni resursų, žinok, pasaulis atviras. Aš visiems linkiu jūsų sėkmės mokyklos atstovams, žiūrėti plačiau, daugiau aplink save būti tokių žmonių pozityvių, energingų, nes be jų neįmanoma. Ir žinoti, kad viskas bus labai gerai, jeigu mes užsispirsim, turėsim pakankamą atkaklumo ir pritrauksim visus resursus. Linkiu daug resursų, daug sėkmės ir žinok, viskas bus labai gerai. Tai ką, ačiū labai Algirdai, o tikiuosi mes dar daugiau iš Algirdo galėsim sužinoti Liepos 22 dieną sodyboje Karpinėje, kur mes ir susitiksime ir Algirdas pasidalinsiu daugiau savo sėkmės technikų, savo sėkmės technologijų ir įkvėpsim. Naktim nemiegosim, žinokit, sėdėsim, kalbėsim, šoksim ir šiaip daug gerų dalykų. Ir būsim laimingi. Aš atsimenu tą techniką. Laimingi. Gerai, tai dar kartą ačiū. Iki visiems.